Toyota atstovybės servisą kreipiamasi pačiais įvairiausiais klausimais, tačiau yra viena problema, kuri nustumia visus darbus į šalį. Darbo dienos pabaigoje mums paskambina panikuojanti moteris, nes jos vaikas liko užrakintas automobilyje, o rakteliai yra jo viduje. Mes nerekomenduojame daužti lango, bet jeigu prireikia, galima tai padaryti. Bet neverta daužti pačio mažiausio stiklo. Jo remontas gali kainuoti kur kas brangiau nei priekinio stiklo pakeitimas. Vaikas, esantis automobilyje, yra mūsų prioritetas. Todėl prašome kompetitingo Toyota mechaniko kuo skubiau vykti į įvykio vietą ir atidaryti dureles specialiais įrankiais. Tačiau kaip apskritai tai galėjo nutikti? Realybėje yra viskas kur kas paprasčiau, nei galėjote pagalvoti. Mama su vaiku grįžta iš parduotuvės. Mamai, besodinant vaiką ant kėdutės, rakteliai nepastebimai nukrenta ant vaiko kelių. Mama uždaro dureles ir žengia link vairuotojo pusės. Per kelias sekundės vaikas netyčia paspaudžia durelių užrakinimo mygtuką. Tokia situacija gali nutikti bet kam. Laimiai, šita situacija buvo sutvarkyta greitai ir automobilis nebuvo apgadintas. Gerai, kad galima pasitikėti mūsų meistrais bet kurioje situacijoje, o ne tik tada, kai reikia pakeisti padangas ar alyvą.